Taip, mes turėtume būti eteryje. Sveiki, sveiki visi. Šiandien susitinkam su Jūrate. Dar keletą techninių niuansų, kad neprailgtų laukti. Nu va, turėtų dabar visi jau matyti. Matosi. Matosi, puikiai. Tai šiandien svečiuose turiu Jūratę. Mes turim tradiciją vieną kitą pristatyti ir Jūratė yra nuostabios šypsenos savininkė, kuri daro nuostabų darbą, padeda moterims, yra mentorė, dirba su emocijomis, gėdos ir kaltės. Taip, Jūrate? Gal tu dar galėtum papildyti, su kokiom tiksliau tu emocijom dirbi, kaip tu padedi moterim. Galų gale, kodėl tu tai darai, ne? Kodėl tu matai tame prasmę? Tai labas visiems ir visoms, kas tiesiogiai prisijungėte ar prisijungsit ir klausysit įrašą mūsų pokalbį, diskusiją. Taip, ačiū tau, Sonata, iš tikrųjų tu mane taip gražiai pristatei, net virš šiurpuliukai per visą kūną nuvibravo. Aš padedu moterims tiesiog išeiti iš tų gėdos, kaltės, visų destruktyvių būsenų, nes pati tiesiog negebėjau jų valdyti ir net tų emocijų ir labai dažnai tiesiog nugrimzdavau į jas. Ir aš žinau, kaip jaučiasi moteris, koks yra skirtumas, kuri jaučiasi, ar ne, tas kaip ir mūsų šiandieninė tema, kai tu esi budelis savo, kai tu save kaltini, kai tu save kritikuoji, sabotažuoji ir kaip jaučiasi budelis kitam. Nes aš turiu tiesiog tą patirtį ir todėl labai gerai žinau, kad visos mano patirtis tikrai labai man pasitarnavo ir tikrai gali pasitarnauti ir kitoms. Ir nebūtinai apie tai, ką šiandien dalinsiuos, kokiais metodais aš ar ne save ten gėdinau, kaltinau, ar ten užsiiminėjau kažkokiais išoriniais ar ne veiksmais ir įpročiais, kaip save naikinau, kaip asmenybę, kaip dvasinę būtybę, kaip moterį, kaip mamą ir visuose aspektuose. Tiesiog aš žinau, kaip jaučiasi ir kaip jaučiasi nes aš ištyrinėjau. Aš tikrai ėjau šitą visą kelionę tyrinėdama, bet atėjo suvokimas, kad aš tyrinėjau tai tik tai, kai tiesiog atsigrėžiau į save ir pradėjau labiau pažindinti su save, kad aš esu ne tik fizinis kūnas. Taip, kad yra ir siela, ne? O gerai, tu jau užsiminė, tai ką tos moteris, ką tu jautėjai, ne? Gėda, kaltė, kas dar eina, ką dar jau patiri? Pirmiausiai noriu padėkoti, kur vakar aš uždaviau klausimą ant savo sienos Facebook'e. Kaip ten jisai skambėjo, dabar tuoj pasižiūrėsiu, kad nesuklaidinčiau jūsų visų. Ką reiškia? Ar kaip jaučiasi? Aš ir mačiau. Būti budeliu kitam lengva ar lengviau būti savo, ne? Ir kaip jūs manot. Tiesiog, aišku, dabar tą patį nėra ko čia kartoti, bet iš vis jokio skirtumo. Ir neatsimenu ten, tiesiog sielos, visom sielom, kurios ten rašė ir komentavo, dalinotės savo ar ne išmintim, patirtim, savo mintim. Labai labai dėkoju, nes tiek budelis savo,
tiek budelis tam jaučia tokius pat jausmus. Aš dirbu su jausmais, emocijom, su visai tokiais giluminiais dalykais, su įsitikinimais ir programom, kurie ir tiesiog įsišaknyja giliai. Tai ir nepasitenkinimas, tai ir nepakankamumo jausmas, tai ir begalinis alkis meilės, trūkumas meilės, troškimas meilės, pripažinimo. Ir vat daug ten visokiausių jausmų galėčiau vardinti, bet šitie visi jausmai yra tiesiog va tų žemų vibracijų. Ir kai tu kasdien tiesiog nubundi, ar ne, eini miegoti ir nubundi su nepasitenkinimo jausmu, vien jau to užtenka, kad tavyje vibruoja tiesiog žemos vibracijos, susinaikinimo vibracijos, tikrai užblokuoti visi džiaugsmo, laimingumo, ar ne, va tie jausmai. Ir nebematai net smulkmenose kažkokiose, tai tiesiog smulkmenas, kurios dabar džiugina mane, viskas ir negerai. Tu randi prie ko prikipti. Tu randi prikipti prie savo netgi raukšlelės kažkokios atsiradusios nuo pagalvės. Tu randi prie ko prikipti tiesiog ne ten puodelis padėtas, ar ne, kad aš ir pati pasidedu, bet vis tiek viduj pradeda tiesiog išsiskirti tokie cheminiai kokteiliai, kurie viduj naikina. Taip, kas viduj, tas ir išoriai. Vat tu dabar palėtei tą temą, kai nebejutė to džiaugsmo. Pavyzdžiui, aš vienu momentu jaučiu, atrodo, kai užrakinta kažkas, kai užblokuota, kai vat ta būsena tokia, kai net neįmanoma, atrodo, nieko pasidžiaugti, nes tu, kaip akmuo kažkoks įdėtas, net nežinau, vat kaip įdomu tau tas reiškia, kad, aš kaip užrakinimo kažkokia, vat viduj kažkas, kad neleidžia, atrodo, nieko džiaugtis, tas toks, tokia būsena sunki gana, ne, iš tikrųjų, kaip sako, džiaugis mažais dalykais, o tau niekas tai neteikto džiaugsmo. Taip, nes mes buvom iš tikrųjų, gyvenom tokioj, ar ne, tokiuose šeimose, tokiuose giminėse, kuriuose moteris daug dirbo ir tai ir tiesiog neištėmė mane tema, kur visada moteris apie kažkokius tai malonumus negalėjo net pagalvoti. Nesakau 100% apie visas, bet mano, pavyzdžiui, šeimoje ir giminiai buvo moteris, reikėjo išgyventi. Turėjo ir daug vaikų, nors mes, pavyzdžiui, augom tik tai 2 su sese, bet aš mačiau pavyzdį, kaip mama mus norėjo tiesiog ar ne aprūpinti viskuo, kad mes tik tai visko turėtumėm, kad mes gerai jaustumėmės, kad mes turėtumėm ir batus, ir sukneles, ir viską, ką tik tai galim, bet apie emocijas, apie jausmus to nebuvo. Ar ne, net kalbam. Ir čia ir tiesiog visų, su klientėm, kai pakalbi, visų ta problema, bet tai nereiškia, kad ir mes turim taip gyventi, nes mes tai esame visai kitoje epochoje, ar ne, ir visai va šiam tiesiog tokiam evoliucijos laikotarpį tiek begalė yra vedlių, specialistų, mentorių, kur netgi gėda yra, man asmeniškai gėda dabar yra už kitas moteris, kurios sėdi, sabotažuoja save, kaltina save, patampa budeliais sau arba netgi po to kitiems. Ir dar viskas čia yra normalu. O kaip kitaip? Taip, nes tai ir įprasta. Bet žinai, aš pavyzdžiui pavargau tempti, tai mane labai sekino, mane pačią. Man va, ta pati gėda tokia apimdavo ir už save, ir už kitas klientės, mane atimdavo gyvybinę energiją. Taip, nes aš dabar ką girdžiu, tai yra vyriška energija, taip, kai nebeliek to moteriškumo, kai tu apsiėmė daugiau negu reikia ir nuo to apsiėmimo, tai ką, pavargsti tiesiog, nes, labai daug įsipareigojimų, ten, žinai, iš to noro būti, žinai, pripažintai, ten, žinai, įvertintai. Tarsi aš turėčiau kažką daryti už kažką, dėl kažko.
o ne todėl, kad man patinka, miela, man gera ir aš tiesiog noriu eiti, va kaip dabar mes, ar nenorim eiti pasidalinti. Net aš buvau gavusi klausimą, o jūs gaunat pinigus už tos laivus, už tos pokalbius, žinai, iš moterų ar iš giminės, neatsimenu. Ne, mes negaunam. Mes gaunam tiesiog pasitenkinimą, malonumą, džiaugsmą. Aš po kiekvieno pokalbio ir tiek viešai po laivo, tiek po asmeninių konsultacijų ir transformacinių dirbti su moterims, aš tiesiog jaučiu begalinį malonumą ir džiaugsmą. Ir aš tiesiog tiek turiu energijos, kad aš galiu dalintis ir su savo šeimos nariais ir aplinkiniais. O kai to aš nepadarau, aš jaučiuosi iš tikrųjų tarsi kažko nepadarius, bet neatsigėrus to, žinai, degonės gurkšnio. Čia, žinai, kaip kreipiesi širdį viena dėl kitos, ne? Taip, ir mūsų taigi tikslas ir dabar, aš dirbu ir su genų raktais, ten viskas užkoduota, rodo tavo prigimtį, tu tiesiog susipažįsti su savim ir man ten dar buvo dar vienas atradimas, ar ne, kai aš tiesiog susipažinau, kad normalu yra jausti ir negatyves, ar ne, emocijas ir jausmus, ir va tuos pozityvius, bet ir visai skirtingi sąmonės lygmenys. Ar tu būni trumpą laiką, ar ne, tam šešėlyje, kaip sakant, toj, ne, kažkokioj tokioj, nemalonioj, ar ne, toj emocijoje, iš kurios tikrai nėra nieko tokio gražaus ir malonaus ar gero negali sukurti. Nes ką kuria nepatenkinta moteris? Jinai kuria ir daugina nepasitenkinimą. Taip. Ir tada atsiranda ir tas negerai, ir kiti negeri, ir vyras, ir vaikai, ir tėvai, ir valdžia, ir mentorė negera, ten šiokia tokia, nieko nepadarė, man nepakeitė, manęs nepakeitė, ten prižadėjo, žinai, visokiausių. O tik tai per tuos N metų, kai aš dirbu su moterimis ir dirbau anksčiau, tiesiog padėdama keisti tik tai išorinius įpročius. Taip. Aš padėdavau keisti išorinius mitybos įpročius, tik tai lėkštės turinį, ar ne? Tai papasako, kaip tu jauteisi va šitoj vietoj, būdama savo budeliu, savo kūną, taip? Pačioj pradžioj aš nesijaučiau taip, nes tiesiog man taip atrodė, kad kitaip ir negali būti, nes tai įprasta ir tai buvo prieš 11, ir mano pradžia buvo prieš 11 metų su pusę. Ir labai gerų aš iš tikrųjų ir žinių pasisėmiau, ir praktikos, ir įpročius pakeičiau, nes tikrai ten mano mityba buvo, kaip aš sakau, nekultūringa, žinai, tokia. Svarbiausiai, žiūrėk, ką turi, po nosim džiaugis, kad turi ir valgyti. Pas mus tiesiog būdavo taip, ne? Ir aišku, aš prisiauginau ar ne to svorio, visai ne todėl, kad nebuvo tos kultūros. Ne vien todėl noriu pabrėžti. Todėl, kad iš tikrųjų mūsų nieks nemokino ir manęs nemokino, kaip valdyti savo emocijas, kaip kontroliuoti jas, kaip jas atpažinti, kaip jas ten labai gražiai su jom susitvarkyti, o ne užvalgyti, neužslopinti, neužgerti. Taigi visos moteris, pavyzdžiui, kurios ar ne ateidavo jau irgi ataugusios svorio, tai būdavo ir taip. Įvaro save labai rėmus. Aš irgi taip pat buvau. Čia buvo tiesiog tas laikotarpis, kai aš jau fanatiškumo, ne, va, tuo budeliu patapau savo. Nieko neleidžiu, tas negalim, tas negalim, tas negalim, tas negalim, tas negalim. Ir tu viduj jauti stresą, netampa malonumų, nebeliko. Nes anksčiau buvo tarsi, žinai, viens malonums pavalgyti. Bet tai yra malonumas pavalgyti, vis tiek. Žinoma, malonumas ir dabar yra, bet dabar tu eini pavalgyti tada, kai tu tiesiog esi alkana, o ne todėl, kad ten kažkas kažką tau pasakė, kažkokį žodį ten ištarė, ar pakritikavo taip švelniai, žinai. Ir, vat, pavyzdžiui, aš kai atsimenu save, aš buvau labai jautrus vaikas nuo pat gimimo ir labai, aš tikrai labai norėjau meilės, ieškojau ir troškau ir aš tiesiog rasdavau tos meilės
aišku, išoriniuose dalykuose, kaip va dabar aš suprantu, tai išoriniuose dalykuose, ar ne? Ir tas išorinis vienas būdavo, kai, va, pavyzdžiui, ir liūdna, nu, tiesiog pavalgyti, Taip. arba ten susinervinę, ne. Ir dažniausiai, kodėl žmonės, va, ir aš pati, tiesiog negeba valdyti ne tik kad emocijų, o streso. Bet Ir gal dar aš čia norėčiau papildyti ir tą kultūrą tokią, ne, dietų, kad tu ribok save ir tada tą maistą, aš save irgi pamenu, tokio kaip nusikaltimą, žinai. Ką čia tik per daug kažko, čia gal to, gal ano, žinai, ir tas malonumas dingsta. Ir tada, bet tu vis tiek, vat, nori tada prisivalgyti, žinai, už tą stresą, kad tu neleidi savo. Jo, čia išsivysto dietinis mąstymas, jisai įsiterpia į tavo ilgalaikę atmintį ir iš tos ilgalaikės atminties iš tikrųjų išrauti nėra taip lengva. Taip. Ir aš asmeniškai pati, kai aš suvokiau, kad aš esu budelis savo, vien ribodama save ten tiesiog to, ko aš tikrai norėčiau, bet kartais ar ne, kaip kokį draudžiamą, žinai, tą obolį kokį, kaip Adomui nebuvo draudžiamas vaisius, suvalgau ir jaučiu kaltę. Taip. Tu supranti, kokia vibracija išsisuka, kai tu jauti kaltę, gėdą. Man, pavyzdžiui, šiai dienai ir 51 metai ir mano tie apvalumai ir man priimtini dabar tokie, kokie yra, negu kaip anksčiau, kad aš buvau ten ženkliai, nu ne ženkliai, šiek tiek lieknesnė, ar ne, bet visa tokia įtampoj, jaučianti gėdą, jaučianti stresą, jaučianti įtampą. Nedai Boh, aš čia, žinai, kokį pilvą truputėlį kaip čia išreikšti, atpalaiduosiu, žinai. Tu įsivaizduoji, visi organai tiesiog ir įtampoj. Visi organai ir įtampoj. Vidiniai organai ir įtampoj, nes tu negebi atsipalaiduoti. Man asmeniškai sportas, aktyvus sportas ir bausmė. Mhm. Nors asmeniškai iki 11 klasės aš sportavau krepšinį, žaidžiau krepšinį ir už mokyklos, ir už miesto komandą. Ir vat tas krepšinis, tokia komandinis žaidimas mane vežė. Bet aš, kaip suprantu, aš tą dariau tiesiog ne dėl kažkokios karjeros, o todėl, kad man patiko ir malonu. Jo. Ir supranti, kai tu daug metų gyveni šitoj įtampoj, strese, tu turi būti tobula. O prieš ką tobulas? Todėl, kad aš taip savo buvau tiesiog iškėlus toks reikalavimas, aš turiu būti tobula išoriai. Išoriai. Nesvarbu, kas ten dedasi viduj. Vat tame ir giluminis mano buvo pati giluminė priežastis, kai aš patapau budeliu savo, slėpdama visus tiesiog tuos jausmus viduj, kurie ten kunkuliuodavo, aš negebėdavau su jom susitvarkyti, nepasitenkinimas, nepakankamumas ir vėl va ta nesėkmės baimė, vėl man nepasiseks. Ir tai ir genų raktuose taip aiškiai man parodė, kad visi va tie šešėliai, kiek aš galiu ten ką nors bedaryti, bet jeigu aš darau viską iš jėgos, todėl kad reikia, man tik duos atvirkštinį šitą rezultatą. O kai aš persukau tiesiog ar ne va tą, kad aš einu iš meilės tau, pirmiausia, aš turėjau tiesiog atsitraukti, pailsėti, leisti pailsėti savo aktyviam protui nurimti, leisti pailsėti emocijom ir tiesiog įsiklausyti, pradėti įsiklausyti, va, ko aš noriu dabar. Tiesa, mano siela. Dar norėčiau, kas nežino, kas yra genų raktai, taip, nes tikiu, kad dar yra. Tai yra 11 užkoduotų pas mus, taip, esybė žemėlapį genų raktų ir galiu paliūdyti, kad Jūratė labai, labai, gražiai, tiksliai, jautriai, išsamei per juos praveda ir aš tą esu patyrus. Jį galima nemokamai tai pasidaryti, bet, pačiai aš nežinau, man turbūt dar šiandieną juos koduočiaus. Jūratė, taip. Supranti, ten juos reikia tik susipažinti su jais. Kas manyje yra užkoduota.
kokia tai yra mano prigimtinė dovana. Ir tada tokia atjauta ateina savo. Nes žinai, kas ir lengviausia būti budeliu savo ir kitiems, bet sunkiausia yra atleisti savo už tuos tokius nesąmoningus poelgius, už savęs ribojimą, už savęs kaltinimą, gėdimą, sabotažavimą. Ir aš net nekalbu apie savęs priėmimą, aš kalbu apie va tą tokią atjautą, atleidimą savo. Ir tada ateina toks giluminis atleidimas savo. Nu gerai, Jūratėlė, tu buvai tokia, bet nuo šio momento tu matai, kad tu tiek turi dovanų ir tu gebi ir gali tiesiog jas ar ne išreikšti, aktyvuoti ir pasidalinti su pasauliu visai iš kitokio sąmoningumo. Ir padėti moterims taip pat išeiti iš to savęs kaltinimo, gėdinimo, kalimo prie kryžiaus, medžio, kur tik tai mes save nenubalamutinam ir konkuruojam, lyginamės vieną kitą arba ten iškritikuojam, arba netgi pastatom ant pjedestalo, kokia jinai esnė už mane. Viskas. Visos mes nuostabios merginos, mielosios, mes visos vertos ir atėjusios į šį pasaulį tiesiog apdovanotos lengvumu, švelnumu, meilę, bet mes tik pamiršom, ką reiškia nekonkuruoti, nelygiuotis. Kad tas meilės trūkumas, tai kas ta meilė galų gale tau davė? Menti, aš galiu kalbėti šią temą labai, labai ilgai ir netgi dabar, netgi pradėjo jau ašaros kauptis, bet jos kaupėsi džiaugsmo. Žinai, todėl, kad man tarsi atskleidė kažkokią užuolaidą. O tas tiek genų raktų susipažinimas su savim, tiek mentorystės, intuityviosios kursai, nes tiesiog tai eini tokį giluminį tą dalyką, kur pas visus yra ir gerumo, ir meilės, ir šviesos, tik tai mes viską patys užblokuojam. Ir man visą tą, ką aš jaučiau ten gilumoj širdį, tik aš negebėjau pati savo ten atskleisti, iškasti, žinai. Ir tada tiesiog mentorių, specialistų, gidūnų, dar kažkokių specialistų yra begalės. Ir aš tiesiog ėjau ir kreipiausi į pagalbos, kad man padėtų šitą tą giluminį tokį atrasti, ar ne, savo potencialą, kaip pasidalinti, nekaltinti savęs, kad tu Jūratėlė 10 metų ten save sabotažavai, ten ribojai, lipai kas rytą ant svarstyklių, vis vienu metu džiaugdavais, po to nusimindavai ir vėl jausdavai, supranti. Ką? Sakau, svarstyklės išmest visoms. Taip, ir aš jau porą metų nesisveriu su jokiom svarstyklėm, aš tikrai nealinu savęs jokiais sportais, aš tą, ką myliu, tą darau ir tikrai neapleidžiu, žinai, savęs, neapsileidžiu ten, kaip aš sakau, išsiplaunu kasdien ir galvą. Ir žiūriu, ką valgau, bet svarbiausia, aš žiūriu, kaip aš jaučiuosi su tuo, kokie jausmai. Ir visada aš norėjau elgtis gyvenime taip, kaip aš pati noriu, o ne taip, kaip man kažkas primeta. Ir todėl tikrai ir tiek mumise, tiek visatoje ir ženkliai daugiau meilės. Ženkliai ir vertingiau puoselėti meilę, skleisti meilę, generuoti savyje meilę ir tikrai mylėti, žinokit, ir vertingiau, meilę dalintis ir vertingiau, negu reikšti priekaištus, nepasitenkinimą, kaltinti, gėdinti, būti tiesiog budeliu savo ar netgi budeliu kitiems. Ir tada pristatyk, kur tu kvieti moteris, kur tu jom taip nuostabiai padedi. Žinokit, aš kviečiu pirmiausiai ateiti į pirminį pokalbį, kuris ir 30 minučių, kam tiesiog surezonuos, ar ne, suvibruos. Kas išgyvena iš tikrųjų, jo šitas, tokius jausmus, tokias emocijas ir nebežino, ar ne, ką su tom daryti.
Ir pirmadienį netgi kviečiu į savo vat grupę, darysiu laivą, tiesiog kaip į nemeilę atsakyti su meile. Taip, pasidalinsim tada po šito. Aš jau esu pasidalinus, vat, arba pasidalinsim po tuo įrašu ir nuorodą į grupę. Ir aišku, visada, kas jau ne pirmą kartą ar ne, mūsų klausot ir manęs, tai galit asmeniškai rašyti dėl pirminio pokalbio, susitarsim laiką ir moteris tiesiog dalyvauja vat, iš tos būsenos, pereinant, ne, tiesiog gauna tokią transformaciją, tokios, kokios nori. Iš tos nepatenkintos, save kaltinančios, gėdinančios ir net negebančios žavėtis ir didžiuotis, ne kokia jinai nuostabi, žiūriu, stoviu prie veidrodžio ir matau tik tai kūną. O kas ten giliau, va mes tai žvelgiam, kas ten giliau yra. O ten yra siela. Bet Jūratė Ir turbūt va, sutiksi, kad tas kūnas mūsų irgi toks nuostabus, jis iškenčia visus tos kankinimus, tos priekaištus, jisai mus nešioja, mums padeda, o mes jo net nevertinam, kiek daug nuostabaus taip, jis daro dėl mūsų. mes viską turim tiesiog nuostabų. Mes pasirinkom ateidamos į žemę šitą kūną. Mes pasirinkom ateidamos netgi 11 genų raktų. Mes pasirinkom tėvus pačios ateidamos ar ne, tiesiog išsirinkom. Išsirinkom per ką ateiti, per kokį kanalą. O po to tiesiog, ar ne, kai užeini kažkokią moterų grupę, kaltinimai mamoms, vyrams, darbdaviams, kokie jie šiokie tokie, anokie, ten skriaudžia ar tą daro. O viskas prasideda viduj. Kai aš tiesiog jaučiu nepasitenkinimą, man tiesiog visata ir išpildo mano tą nepasitenkinimą ir nuleidžia va tau. Ak, tu jauti nepasitenkinimą. Tu jauti nepasitenkinimą, tu net nežinai, ką reiškia tai. Kaukš tau ir padeda ant lėkštutės. Vakar reiškia nepasitenkinimas. Nori dar, turėsi dar daugiau. O kokia ir laimė, kai tu jauti džiaugsmą, kai tu jauti tiesiog, bent jau pačioj pradžioj, neutralumą tokį, ar ne, tu į nieko nebereaguoji, tu tiesiog džiaugiesi, kaip yra, kaip kas vyksta, tuom, kas vyksta, bet tu ten neapsimeti, kad visus myli. Aš, pavyzdžiui, aš neprivalau visų mylėti. Aš tiesiog leidžiu visiems būti tokie, kokie yra. Ir nebemėtau akmenukų, nei kieno daržus, nei kieno širdis. Aš tik tai leidžiu tiesiog, vieniems jausti tai, ką nori. Žinai, gal va čia tas toks momentas yra sunkiausia susivokti, kad tu pats viską susikuri ir pasidaugina tai, kas pas tave yra viduje. Nesgi, nesinori savęs, ne, gal pradžioje ten matyti, kad, va čia aš. Ir iš to, va, tik ne todėl, kad nesinori, Sonata. Aš kaip pagal save, aš net nesupratau, kaip taip gali būti. Nesuvokiau, kokia čia nesąmonė, kai man mentoriai pasakė, taigi viskas ir veidrodiniai atspindžiai, aš čia tokia tobula, kaip čia taip gali būti nesąmonė, aš čia tokia fantastinė, o kai tu neri giliau ir tu išsiaiškini, kad tikrai tie veidrodiniai atspindžiai ir viskas apie tave ir viskas, ir tada nebėra kaltų, nebėra net kam budeliauti ir tik tai tiesiog prisimti atsakomybę. Žinai, kai klausia manęs, o ką tai reiškia prisimti atsakomybę? Aš esu atsakinga ten. Atsakomybė prisimti pirmiausiai netgi gebėti atsakyti į tą užduotą klausimą. Jeigu tu negebi atsakyti į tą užduotą klausimą, tai tu negali atsakyti į tuos klausimus, nes jie visi viduj ir pačia, atsakymai ir viduj. Nes aš esu išėjus iš savo ašies, aš esu išsibalansavusi, aš esu ta nepakankama, nepatenkinta ir tu tiesiog net nejaut, ne širdėlį ir uždaryta, o visi atsakymai ir va čia. Visi atsakymai, ko aš noriu, yra čia.
Tai labai gerai, kurios išdrįsta, ne, išeiti, ieškotos pagalbos, nes jeigu ne, tai irgi gyvensi su tuo. Nes jeigu vis tą patį darysi, tai tikrai, nu, naivu tikėtis, kad kažkas pasikeis. Taip, ir dažniausiai taip ir būna, nes galvoja, jeigu jau aš esu pas vieną kažkokį specialistą, bet jeigu aš neturiu net to pasitenkinimo, džiaugsmo gyvenimo, aš neturiu būti pas jį 10 metų. Einu, pavyzdžiui, aš turėjau tą klientę, aš einu ten pas tą ir tą ir jau ten kiek metų, bet man nieks nesikeičia. Nu, okei, tada ko tu nori? Išsivysto tokia, žinai, perdavimas už savo gyvenimą atsakomybę tam specialistui, o pati nieko nedarau. Iš tikrųjų, tas pats ir su visais žmonėmis, ir aš pati kažkada taip galvoju, bet tai va, kai tu keiti mąstymą, kai tu keiti ne tik tai išorinius veiksmus, kad man reikia, bent jau tiek gerai, kad ateina į pokalbį, ne, kad nueina. Bet jeigu aš neturiu to rezultato tokio, kokį aš norėčiau, kaip man, ar ne, aš, pavyzdžiui, N metų keičiu tik tai mitybą, padedu tik tai išorinius, ne, tuos dalykus susitvarkyti. Nu, nėra pasitenkinimo nei man ir nei mano klientėm, nėra ilgalaikio to tokio, žinai, kaip būtų pasitenkinimas ilgalaikis. Tiesiog, žinai, ką aš nusprendžiau, aš noriu nebetaisyti savęs, nebekoreguoti savęs, aš noriu tiesiog gyventi. Taip, viskas. Gyventi. Ir nei su kuo nesilyginti, nei nekonkuruoti. Nei su vyru, nei su kolegėm, nei su tavim, nei su kitom moterim, nei su sesė, nei su mam. Su nieko nenoriu konkuruoti. Aš tiesiog noriu gyventi. Viskas. Ir tas, kai ateina toks iš gilumos, tai tu supranti, kad tu tiek metų kovoji su vėjo malūnai. Bet ačiū Dievui tom patirtim. Ir ačiū Dievui genų raktams. Oi, kad ir ta kova, mano kova, žinai, ir užkoduota genų raktuose, kad aš esu kovotoja, eiti iki galo, išsiaiškinti iki galo, rasti savo atsakymus, rasti savo įrankius, rasti savo mentorius, rasti savo būdus, kaip tą džiaugsmą, tiesiog pasitenkinimą jausti gyvenime, nes, žinai, kai tu kovoji prieš ligą, kovoji nevardant to, kad ten gražiai, tiesiog vardan grožio. Ar ne, viską gali daryti vardan grožio, vardan meilės, iš meilės. O ne, kovoju su liga, kovoju ten prieš vyrą, kovoju, kad daugiau uždirbti, kad, žinai, gauti tos pagirimų ar ten diplomų kažkokių tai. Ir tiesiog nemoteriška ir ne man, viskas. Stop, Juratėlis, stop, priėm kitą sprendimą, tiesiog pajausti, kaip jaučiasi moteriškos energijos, ar ne, o dabartinė epocha. O dabar labai jaučiasi, tikrai. Balansuoti jo, tą moteriškumą, tiesiog eiti iš to pasitenkinimo, iš lengvumo. Ne tik daryti dėl darymo, daryti ir po to nusimylti. Savim, ne. Iš tikrųjų, tai savim. Tai, nežinau, aš tai labai daug meilės jaučiu ir visom, kurios klauso ar klausys. Aš tai nuoširdžiai linkiu pajusti visų pirma tą meilę iš savęs savo. O tu, Jūrate, ką norėtum palinkėti moterim? Jo, vertingiau, žinokit, yra rinktis meilę, o ne nemeilę. Ir todėl pirmadienį pasidalinsiu jo kviečiu į laivą, kaip visa tai nėra irgi lengva, bet jeigu tikrai norite jaustis kitaip ir šitos būsenos kuriasi gyvenimas visai kitaip ir nebelieka, žinai ko, nebelieka lūkesčių kitiems, nebelieka savo, nebeiškeli kažkokius lūkesčius ir, žinai, nebefantazuoji. Tiesiog. Eini su meilė, iš meilės. Taip. Man atrodo, daug čia meilės dabar. Duodam meilę savo. O tu, Sonata, pati primink dar ir savo, ir tu tiesiog, ar ne, dirbi su moterimis ir
Taip, aš irgi apie tą meilę sau ir dabar turėsiu jau kitą ketvirtadienį, penktadienį, 12-13 dienom projektą, kaip Jėzau, pamiršau, įsivaizduoju, tiek apie tą meilę užsisvajojau, kaip sukurti darnų santykį Va, su pažiūrėk, savo kokia aplinka. meilės energija, jinai atpalaiduoja, jinai tiesiog įneša tokio lengvumo. Ir nesvarbu, kai neatsimeni, tiesiog pasidalink nuorodą. Pasakiau, kaip sukurti darnų santykį su savim ir savo aplinka, kad kuo daugiau tos meilės ir darnos mes visos turėtume mane ir su tą meilę gyventi daug geriau. Ženkliai geriau. Taip, Vertingiau. taip, Tada visata mums atsidėkoja. dar daugiau meilės duoda. Ačiū tau, Jūratė, kad tu pasidalinai, kas yra tikrai jautru, atviro, nuoširdu. Pasieks, tai aš tikiu, kad ta širdis, kurias turi pasiekti. Ir ką, aš tai linkiu visiems gražaus savaitgalio vasariško, dar pasidžiaugti, duoti tos meilės savo, atsipalaiduoti, pailsėti ir su lengvumu eiti per gyvenimą. Ate visiems ir tau. Iki.